Mane žiūri daug labai gerų žmonių, kurie mielai nori padėti kitiem. Ir padėdami turit laikytis tam tikrų ezoterinių taisyklių. Ar visi jas žinot? Pirma taisyklė tai yra, kad turi jūsų tos pagalbos paprašyti. Kad nepakenktumėt savo, kad nebūtų pakenkta jūsų karmai. Turi jūsų paprašyti. Antra taisyklė, kad turit norėti padėti. Būtinai turit geranoriškai, neišprovokuoti, neišantažuoti, ne kitaip geranoriškai iš širdies, kad norit padėti. Trečia taisyklė yra, ta pagalba neturi pakenkti jum ir jūsų artimiesiam, kad net neštų jum praradimus ir jum kažkokias skolas, nelaimės ar dar kažkokį didelį materialų, dvasinį ir kitokį nepatogumą. Šitos taisyklės labai svarbios. Laikykitės jų.